Tai va. Neturiu laiko, labai greitai reikia pasiekti pasaką man. Bet labai noriu, tik tokia labai gera. Niekad negirdėta, girdėta. Pasaka apie auksinę žuvelę. Į senę jūrą. Tai va, bet čia nauja versija. Čia ką tu naujausia, ką tik šviežia. Gyveno senis ir seniai. Gyveno du seniai. Ir seniai gyveno. Vakar gyveno. Koks skirtumas, kada gyveno čia? Vakar ir užvakar, koks jums skirtumas čia? Seniai gyveno ir viskas. Tai gyveno būdu. Tai va, senės žiauriai mėgo tos jūros gerybės. Krabų lasdas, visokias žuvies pirštus, iš šito šaldyto heko, tas geldelis. Geldelis iščiulpti visokias jūros gerybės mėgo. Senis. Ir jis sako, seniai, eik tu prigaudyk mūsų jūros gerybių, nes man trūksta baltymų. Tai tada senis nueina prie jūros, ten tas žvejoja kartais nelegaliai su tinklais arba su batereikom. Nu, bet tik to, čia jau jo problema. Suprantat? Jisai žvejoja ir pagauna auksinę žuvelę. 16 karatų geriausios probos 525. Žuvelė auksinė visas žvinais į uodegą. Išneka žmogaus balsu. Tokios priekiniais dantis gražus, sakau, suprantat? Ir jis sako tam seniui, tu paleisk mane, senelį. Sako, žinai, man reikaliukų daug, tai sako, paleisk, aš tau norą išpildau ir viskas. Senis ir gerai, sako, žuvelė, man reikia suskilusios geldos. Žuvelė tada sako, pasitikslina pasenį, sako, tipo, daužtos mazdos, jo? Ne. Jokių mazdų. Senis nori tik geldos, tikros, bet suskilusios. Žuvelė, žinokit, visiškai susinervavus, visai išprakaitavus papelekais tantais. Taigi prakaitai varva nuo tos žuvies. Gal vanduotė, gal ne. Čia prakaitavus žuvis. Ir jinai nepagauna kampo, taigi. Smegenys jos visai neimprovizuoja. Sako, gerai, palauk, bet tik per patikslinčiau. Sako, tikrai nenori nei būto centre, nei vilos, naujo automobilio, nieko nenori. Geldos! Jei senis sako. Ir tada kažką žuvelė pamurmuliavo savo ten panosim, patrynė pelekiukais, tai pūkšt, žaibai, jūra prasiskyrė, pisti geldas stovi. Suprantat? Senis neteko kantrybės. Sako, taigi prašiau suskilusios, o ten gelda visą blizgą, nuliova prinuliova, kaip ką tik iš kaziuko mūgės. Žuvelė irgi jau visą susinervinusi, nervų kovas kažkoks. Tai jinai sako, seni, come on, seni, paimk tą naują geldą, ką? Jau žuvis jau proto balsu pradėjo šnekėti. Tai va, gerai, senis nusiramino, paėmės tą naują geldą ir taip lyg tai jau eina namo. Bet čia buvo ne namo. Čia buvo ohoho. Jisai lyg tai tokį kaip suktuką darė ir kai vožė tai žuveliai per galvą. Ištiško visą tą auksinę žuvelę, visi jos sidabriniai viduriai ir auksinės bliombės. Taip, o kai trieškė dar kartą per kaukolinę dalį, tai gelda ir suskilo. Va, kaip gražu. Taip suskilo, suskaldė geldą, tada jau neša jisai geldą vienoj po pažas čia, kita žuvis. Sutinka boba visą patenkinta. Jisai jai žuvį, jinai patenkinta. Jis sako, gelda, boba, žiūrėk, ką gavau. Tai, kad va, vaikučiai, nesvarbu, kai pasaką papasakosi. Vis tiek pabaiga ta pati. Ar tu tą žuvytę šalto rūkimo išrūkysi, ar karšto rūkimo tu parūkysi. Vis tiek, jeigu springai nuo kaulo, jį numirsi. Viskas. Taip. Nėra čia skirtumo, ar šalto, ar karšto. Mirtis viena.